Vasario 10. Būk tikintiesiems pavyzdys žodžių, elgesiu, meilė, tikėjimu, skaistumu. Pirmas laiškas Timotiejui 4 skyrius 12 eilutė. Kiekvienas krikščionis turėtų pasistengti tapti gerų pavyzdžių, kuriuo vertai sektų kiti, pavyzdžių rimto, ištikimo stengimosi sekti Kristų, savo kasdieninėme gyvenime ir aktyvaus uolumo jo tarnyboje. Tačiau šiame gyvenime negalime tikėtis tapti tobulumo, didžiausios moralinės šlovės ir šventumo grožio pavyzdžių. Tokį pavyzdį turime tik Jėzuje Kristuje, mūsų viešpatyje. Netokia prasme kalbėjo ir apaštalas Paulius, jis nesakė: sekite mane arba sekite mus, bet pasakė: sekite mano pavyzdžių, kaip ir aš seku Kristaus. Pirmas laiškas Korintiečiams 11 skyrius 1 eilutė. Apaštalas buvo puikus pavyzdys nuoširdaus ir rimto stengimosi pasiekti tobulumą, tačiau ne tą aukščiausią tobulumą, kuris buvo tik Kristuje. Ta jo uolumą, nuoširdžias pastangas sekti Kristų, bei pildyti jo valią ir turime sekti. Tie, kurie užima svarbias mokytojų vietas Kristaus bažnyčioje, turi du kart labiau siekti Kristaus panašumo, pirma, kad užtikrintų savo pašaukimą ir išrinkimą, ir antra, kad padėtų kitiems savo pavyzdžių ugdyti panašumą į Kristų. Tokių asmenų įtaka tiems, kurie palaikomi jų meilė ir pasitikėjimu, yra didelė. Palaikydami savo įtaką, pasiremiant charakteriu panašiu į Kristaus, padėsime tiems, kuriuos mokome. Klausimai: ar šią savaitę buvau pavyzdžių broliams ir seserims? Kaip, kodėl, kokios buvo pasekmės? Būk tikintiesiems pavyzdys žodžių, elgesiu, meilė, tikėjimu, skaistumu. Pirmas laiškas Timotiejui 4 skyrius 12 eilutė.